Netgi žiemą miške galima rasti dalykų, kuriuos galim neštis į pirtį, kuo puikiausiai naudoti, sveikatintis, žvalintis ir nusiteikti kitai darbo savaitei. Ar žinojote, kad miške, Spygliuočių miške, oras yra 500 kartų grynesnis, gaivesnis ir visoks koks esnis negu mieste? Nieko sau skaičiai. Čia tai gražuolis, jau didelis medis. Įdomu, kiek jam metų. Kadugys yra labai lėtai augantis medis. Vis dar svarstoma iš tikro, ar jisai medis, ar jisai krūmas. Nes va, auga tokiais labai išsišakojusiais nuo žemės, išsišakojusiom šaknim. Ir netgi sako, kad kadugys taip labai lėtai augantis ima į žemės energiją, o paskui kaip reikia atiduoda žmonėms, mums. Uogą radau! Yra žalias kankorėžiukas. Jisai yra šių metų kankorėžiukas. Uoga vadinama visur. O va štai čia yra tamsiai mėlyna uogytė, va čia yra turtas, čia yra lobis. Jas ne dabar reikia skinti, tiesiog aš nuskiniau ją dabar. Kadugio uogas reikia rinkti vėlyvą rudenį. Bet pradedant nuo to, kad jos dezinfekuoja kramtant burnos gleivinę, tai paskui jau į vidų jas prarijus. Oi, kiek visko daug, net bijau kažką tai ir suklaidinti, bet kad tikrai labai gerai, tai tikrai labai gerai. Ir vienoje literatūroje rašo, kad pradėti nuo vienos uogytės, organizmo stiprinimui, imunitetui, ir kiekvieną dieną pridėti po vieną uogytę iki 15. Tada 15 dieną suvalgyti, sukramtyti 15 uogų ir jau mažinti vėl. Ir viskas daryti pertrauką. Galima kitą mėnesį kitą augalą naudoti. Tai va, bet kadagio uogos yra labai vertingos ir jas nebūtinai rinkti pačiam. Galima ir vaisinėse nusipirkti, ir pas žolininkus nusipirkti. Žodžiu, tikrai vertinga uoga ir ją netgi, žinau, daro druską su kadagio uogom. Jeigu mes jos šiek tiek valgysim ir balstysim ant maisto, vis tiek gausim tų veikliųjų gerųjų medžiagų. O dabar? Radau kauliuką. Skonis, tai žinokit. Vieną uogytę duosim ir operatoriui. Tegul sveikatinasi. Kramtom lėtai, kad pajaustumėm skonį. Žiūri operatoriaus veidą. Netikėtai saldumo turi, taip? Visai skani. Jinai ne visai skani, jinai labai skani. Bet piknaudžiauti negalima. Beje, kadagio preparatai neleistini nėščiosioms ir maitinančioms mamoms. Tai va, pakramdyt ir nuryt. Šiandien dar norėčiau vieną kitą kadagio uogytę parsinešti namo ir turėti namuose ir duoti sūnui to gėrio. Beje, svarbi labai informacija, kadagių yra labai daug rūšių, bet maistui ir vaistui naudojamos tik šito paprasto miškinio kadagio uogos. Kadagio uogas jau mes aptarėm, jos labai vertingos. O dar kadugys naudojamas, kaip žinote, ir šakelėm
seniau, kai būdavo visokios epidemijos, marai ir visa kita, tai kadagio augalų, kadagio šakutėmis ir šakomis, tomis, kur nėra jau spyglių, smilkydavo ligonius, smilkydavo patalpas, jisai labai stipriai dezinfekuojantis yra augalas. O pirtyje naudojame šakutės. Nuskinamos kelios šakutės, tada nuplikomos su verdančiu vandeniu ir paimama ir išmušama į gultą. Masažuojama, plakama pėdos ir galima iš tikrųjų netgi švelniai paplakti ir ne tik pėdas, bet ir nugarytę. Oho, įdomu, ar čia uola, ar čia tik tai šiaip savo koksai nors šakų atkilimas, bet yra va pėdutės, bet tos pėdutės ten eina, tai gal čia ir ne šaka, bet tokia uola, tokia paslaptis. Tai va, o aš tai žinokit dar grybauju žiemą. O, va ko aš grybauju. Aš grybauju dar vieno eglės vaiko, eglės lobio, kankorėžio. Sako, kad pagal eglės kankorėžius galima ir orų spėti, bet mes ne apie tai, ar ne? Eglės kankorėžius lygiai taip pat galima neštis į pirtį, juos ten palikti, sušilti. Ir kada mes ateinam į garinę jau ne pirmam garui, gal jau antram, o gal į tarpus pasišildyti, tai eglės kankorėžius galima dėti ant skaudamų vietų ir jie kuo puikiausiai, taip literatūroje rašo, kad jie kuo puikiausiai ištraukia skausmus. Va, tai čia vienas eglės kankorėžio nauda. Kita eglės kankorėžio nauda, kada vaikštom po mišką, mumis jau natūraliai ramina, bet palaikius eglės kankorėžį delne, mes įgaunam ramybės, pasitikėjimo ir gerinam nuotaiką. Netgi atsisėsiu, atsiremsiu va į šitą eglę motinėlę ir pasidžiaugsiu duotais miško gėriais. Va kaip gražu. Viena tai, kad yra gražu, o kita, kad pavoliojus eglę tarp delnų pasidaro delnų masažas, o pirtyje jūs galite nusinešti kankorėžį ir kaip paimat vanoti žmogų, kada jau jį pašildot, sušildot ir galite paimti ir kaip per padą padaryti va tokį masažiuką. Bus, bet aišku, žmogui, tai tam nerodykit, kad jūs turite tokių gėrių. Jam bus netikėta ir galėsit pažaisti. Kas ir kodėl? Eglės kankorėžiai turi tą tokį, masažą darom su jos iškilimais kankorėžio, bet eglės kankorėžiai lygiai taip pat kaip ir eglės spygliai ir su šakutės spygliai, šakutės, nežinau, jeigu vantutė, tai šakutės, lygiai taip pat turi nuskausminamąjį poveikį. Tai gulint pirtyje su įkaitusiais eglės kankorėžiais galit dėti ant skaudamų vietų, va, aš ir dedu. Kaip ten sako, intuityviai ten, kur man būna, kad paskauda, dedu ant kelieno. Gal kažkas dės ant nugaros, gal kažkas ant dar kitos skaudomos vietos. Tai va, padėti, palaikyti, galima dar su eglės vantute uždėti papildomai, tai bus šilta, o toje šilumoje eglė į save trauks. Į save ištrauks tą, ko nereikia jums, pasims savo ir paskui atiduosime ją vėl gamtai, kad darytų gerus darbus. Kaip ir visi spygliuočiai, eglė valo orą,
turi daug vitamino C, o pirtyje jinai mums gali pagelbėti, va pasiskynus keletą šakučių nuo šoninių šakų didesnių. Jas beje pravartu taip kaip ir kadagį. Šiek tiek nuplikinti ir pamušti į gultą medinį, kad suminkštėtų spygliukai ir su jie netgi šiek tiek galima pavanoti, švelniai pavanoti, pabraukyti va taip va per odą, nes jinai labai dezinfekuojanti, malšinanti skausmą ir eglės spygliai naudojami labiau netgi išoriškai visokiam žaizdoms, patinimams, netgi sako, padarius eglės užpilą ar nuovirą, kaip čia pasakyti, kai užplikini spyglius ir palieki. Tai va su tuo nuoviru suvilgyti audinį ir uždėti, apdėti skaudamą vietą ir palaikyti. Gamta yra gamta ir kai kurie medžiai, kurie atgyvena savo amžių, juos dažniausiai kas palaužia? Vėtros. Ir tokia jau teisybė, ar tokia jau gamtos tiesa, kad jie begriūdami kartais nusineša ir sveikus medžius. Tai tausodami gamtą, pavyzdžiui, galima nuo tos eglės, kuri dar ką tik pargriuvusi, savo paimti ir prisirinkti vantelių, spygliukų. Ta eglė jau vis tiek ilgai negyvuos, o mums atneš naudą ir nereikės gyvo, gražaus medžio žaloti. Tai va, tausokime gamtą. Kadagiai, eglės, tai naudojami pirtyje kaip vantelės, kaip skausmo malšinimo priemonė, o pušys, kurias beje turbūt skirtingai nei kadugio neradau nulaužtos ant žemės šakutės nei eglės. O pušis, matyt, trapesnis medis, va krenta nuo viršūnių. Pušų spygliuose labai daug chlorofilo ir vitamino C. Pušies šakelės nusinešus į pirtį, bet ją reikia sušaldytą. Sušaldytą pušies šakelę nusinešus į pirtį labai skanus kvapas. Aš jau išbandžiau pušies spyglių arbatą. Tikrai skani, nėra kažkokio ypatingo skonio, kur ten, sakytum, rūgštus, kartus, saldus, dar koksai nors. Skanus, maloniai skanus skonis, geras, bet jau vitaminų yra, tai ten oi kiek daug. Ir jau nekalbu, kad vitaminas C, B grupės daugybė vitaminų, chlorofilas, fitocidai visokie, rauginės medžiagos, eteriniai aliejai, visa tai yra pušyje. Pušies spyglius geriausiai rinkti žiemą, tai yra gruodis, sausis, vasaris, o paskui jau vitamino C ir visų kitų vitaminų sumažėja netgi perpus. Taip kad žiemą į mišką ne tik gryno oro, bet ir vitaminų su pušimi. Ar kada nors bandėte pauostyti eglę ir pušį? Visai skirtingas kvapas. Aromaterapija iš 3 spygliuočių pušies, eglės ir kadugio Lietuvos miškų. Visiškai 3 skirtingi kvapai. Taip netikėta, o taip mažai kas nešasi į pirtį.